Žygimantas Senasis leido Dirvėnų seniūnams čia statyti miestelį ir rengti turgus. Akmenės miestelis iki pat 17 amžiaus buvo vadinamas Dabikinė. Nuo Dabikinės, ko gero, upės, ar ne, ir jam teko patirti įvairiausius išbandymus. Nusiaubė ir švedų karai. Atlaikėm ir marą, po kurio beveik visai nebeliko gyventojų. O miestas savivaldos teisę gavo tik tai 1792 metais, tai yra jau kito valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio, ir tuomet buvo pasirinktas va šitas miesto herbas. Herbas, ant kurio užrašyta yra Pro Libertate lotyniškai, kas reikštų už laisvę. Aš minėjau, kad herbas 18 amžiaus pabaigoje, herbas pasirinktas koks nebereikalo, tai diktavo to meto aktualijos, nes jų buvo įvykęs pirmasis padalymas, tai jūs puikiai žinot iš istorijos, kada Rusija, Prūsija, Austrija jau dalinosi abiejų tautų respubliką ir daugumoje herbų tuo metu besikūrenčių buvo parinkta kažkokia kovos simbolika. Tai akmeniškiai neišimtis, jie taip pat į savo herbą įdeda strėlę kaip kovos simbolį ir lotyniškai ant jos užrašo Pro Libertate. Ne tik tais padalymas pirmas, bet įvyksta ir antras, trečias, po kurio visiškai mes prarandam savo valstybę, aišku, ir Akmenė tuo pačiu metu. Ir ta savivalda ne tik nebuvo Akmenė įgyvendinta, bet ir 200 metų mes praradom savo herbą. Šitą herbą mes susigrąžinom tik nepriklausomai Lietuvoje 1992 metais. Ir dabar stengiamės visur, kur norim pasididžiuoti savo Akmenę ir pagarsinti ją, puošiamės būtent savo miesto herbu. Iš tikrųjų turim labai daug įvairiausių vietų, nes neaplenkė Akmenės ir karai, ne tik tai švedų, bet ir pirmasis ir antrasis pasauliniai. Turėjom čia iki antro pasaulinio karo pabaigos ir 200 sodybų žydų. Ką tai reiškia, jeigu pavyzdžiui čia Akmenėje gyvena 500 lietuvių sodybų ar nebuvo, tai 200 buvo žydų. Tai pakankamai didelis procentas, kaip ir visoje Lietuvoje. Visi žydai sunaikinti yra prie Mažeikių. Turim čia tik tai Akmenėje gyvenusių žydų kapinaitės, pro kurias turėjom prasukti, bet laikas tirpsta, jo turim labai nebedaug, tai aš dabar tada kviečiu tiesiog porą tokių mažų gatvelių Akmenėje pravažiuoti, stabtelti prie Nepriklausomybės paminklo, mūsų nuostabiosios bažnyčios, iš kurios pusės be pažiūrėtumėt, jinai visada kviečia, tiesiog kažkaip vis tiek traukia akį ir tada jau bus jūsų vakarienės vieta. Ar gerai? Gerai, neleidžiam rinktis važiuoti.